Šiame išlikimo iššūkyje valgysime tik tai, ką patys pagausime. Mes medžiosime kai kuriuose ekstremaliausiose pasaulio vandenynų ir kraštovaizdžių vietose, kad rastume maisto ir išgyventume. Ir šis nuotykis prasideda būtent dabar. Mes ką tik nusileidome, vaikinai, vienoje iš beprotiškiausių negyvenamų salų pasaulyje. Ir mes esame Maldyvuose. Šiuo metu su mumis yra keli vietiniai medžiotojai. Ir mes į šią misiją neatsinešėme jokio maisto. Mūsų tikslas šiandien yra eiti su šiais medžiotojais ir pažiūrėti, ar galime ką nors sugauti ir parnešti atgal į šią salą, kad galėtume pasigaminti maisto. Gerai, einame, vaikinai. Šokame į valtį ir plaukiame link rifo. Čia bus tikrai beprotiška. Einam. Tai turbūt viena beprotiškiausių salų, kuriuose esu buvęs, vaikinai. Visiškai negyvenama. Ir vaikinai mus pasiėmė. Plauksime prie beprotiško rifo, vaikinai. Nežinau, ko tikėtis, bet čia pagauna milžiniškų šuninių tūnų. Ir aš tik galvoju, jei tik gausi maisto ir parnešim jį atgal į šitą salą, būsiu laimingas. Aš visiškai nepasiėmiau jokio maisto į šią misiją, todėl negaliu nuvilti vaikinų. Tikiuosi, šiandien jie mus nuves prie kokių nors milžiniškų žuvų. Bet ši vieta čia visiška beprotybė. Tai mūsų pasirinktas laivas, dabar lipsime į jį, vyrai, ir leksime link horizonto. Iš tikrųjų nežinau, ko tikėtis čia, niekada nesu nėrę šiuose vandenyse. O šie maldyviečiai, jie atrodo šiek tiek pašėlę, broli. Jie pagauna milžinišką žuvis, taigi šiek tiek bijau. Bičiuli, šie vyrukai dabar man tikrą paslaugą daro. Jie plaukia prie valties. Šitas daiktas tikras žvėris. Jūs matote, turime centrinį pultą su kokiu 300 donker gale. Viskas čia už, broli. Sunku palikti šią salą, žmogau. Ji tokia graži. O, aš jau prakaituoju kaip čigonas su paskola. Jūs matot, man reikia įlysti į tą vandenį. Eisiu ir gaudysiu milžiniškus gyvūnus. Šie vaikinai čia gaudo geriausią žuvis vandenyne. Tai kokias žuvis labiausiai mėgstate valgyti, vaikinai? Vahu, šunadantis. Vahu ir šunadantis, šunadantis. O kaip tau, broli? Kokia tavo mėgstamiausia? Samai? Vahu ir šunadantis. O kaip dėl tompelekis tunas, berniuk? Išeik iš čia, tau čia ne vieta. Mes čia vietiniai. Vaikinai, jūs turite ten paminėti ir geltontelę kitūną. Turiu omeny, kalbant apie rifų žuvis dabar. Rifų žuvis geresnės, yra geriau. O kaip dėl gropo? Arba pavyzdžiui, koralinių upėtakių? Taip, tai geriausia. Taip, geriau nei šunadantis. Ne, geriau nei, ne. Ne geriau nei šunadantis. Gerai, sustojame pirmoje vietoje, nelabai toli reikėjo važiuoti, matote, ten yra negyvenama sala. Ar bandysime ištraukti šunadančio tuną ir panašiai, ar ką bandysime daryti? Ne, mes nersime, vysimės juos ir pagausime juos. Gerai, mes vysimės juos. Nemesime, o vysimės. Noriu jums parodyti ginklą, kurį naudojame čia. Tai yra 130 cm rolerinis šautuvas. Matote gumą čia. Iš tikrųjų, jis yra įtemptas kaip sudėtinis lankas. Mes tempiame nuo čia iki pat čia. Ir štai čia, tai tikras ginklas. Jis turi 2 atlenkiamas užkarpas. Taip pat turiu savo diržo ritę čia. Kai baigsis ši virvė čia, kuri yra apie 60 metrų, tada turiu dar apie 60 čia. O po to iš esmės jau skęstu. Taigi, šokam į vandenį, eikime medžioti milžinų. Einam.
Gerai, vyrai, ką tik grįžome ir tai buvo ilga nardymo diena. Vaikinai nieko nesugavo, taigi iš esmės likome alkani, bet juk nepasiduodame, vyrai. Mes nepasiduodame, taip, manau, rytoj vėl susitiksime. Rytoj vėl susitiksime su vaikinais ir eisime medžioti antrą dieną. Nėra šansų, kad grįšime, vyrai, su tuščia valtimi. To nebus. Mums reikia kraujo ant denio. Taigi rytoj ryte vėl susitiksime antrai dienai. Ir laikykime kumščius, vyrai, kad pagausime žuvų. Labas rytas, vyrai. Dabar jau antra diena. Jūs žinote, kad šiandien vėl esame čia ir bandome atsigriebti. Bet pažiūrėkite aplink mus. Čia tikras rojus. Turime šią mėlyną lagūną, o vanduo čia turbūt pats skaidriausias visoje žemėje. Visi vyrai vėl čia ir šiandienos mūsų planas yra toks. Šiandien taikysimės į šuns danties tunus ir didelius gyvūnus. Šiandien bandysime atsigriebti. Manau, ten netoliese turime nardymo vietą, kur tuoj šoksime į vandenį ir tikiuosi kažką pamatysime. Bet vyrai sakė, kad ši vieta yra neįtikėtina. Čia turbūt pats skaidriausias vanduo visoje žemėje šiuo metu. Tu gali tiesiog matyti rifą čia apačioje. Pažiūrėkit tai, ten turime mėlyną lagūną. Tai beprotiška. Aš tiesiog nieko nevalgau nuo vakarykštės dienos. Taigi, jei šiandien nesugausime žuvies, jau bus 2 dienos be maisto. Mes į šią misiją nesinešėme jokio maisto ir nėra jokios galimybės, kad šiandien nepagautume jokio gyvūno. Jei reikės, aš net pelikaną nušausiu drauge, jei tik pamatysiu. Vėliau vakarienį ant paplūdimio kepsime pelikaną, nes pelikanai čia nesaugus. Mes tiesioginė prasme skriejame ant šių bangų į mėlynąją lagūną. Tai beprotiška, žmogau. O, dieve mano. Tai turbūt vienos beprotiškiausių sąlygų, kokias esu matęs savo gyvenime. Mes esame mėlynojoje lagūnoje. O, žmogau. O, žmogau, tai beprotybė. Žinai, kartais tiesiog apsidairai ir atrodo, kad tai sapnas, žmogau. Kas čia per velnes? Pažiūrėk į mus. O, dieve mano. Yra kažkas ypatingo tame ryškiai mėlyname vandenyje, broli. Tai tiesiog mane džiugina. Manau, kad tai turbūt pats skaidriausias vanduo, kokį esu matęs savo gyvenime. Pažiūrėk, tu gali tiesiog matyti žuvis. Pažiūrėk į žuvis. Ką? Tai beprotiška. Pažiūrėkit tai. Gerai, pasiėmiau savo kaukę. Net nemanau, kad jos man reikia. Gali tiesiog stebėti viską iš valties, bet vis tiek iššoksime ir apsidairysime. Nes čia visiškai beprotiška, žmogau. Wow. Einam. Vaikinai duoda man šautuvą, nes ką tik pastebėjau keletą žuvų prie šio plūduro. Taigi einam pažiūrėti, kas ten apačioje. Einam. O, dieve mano, žmogau. Vaikinai, ten tiesiog turi būti apie 1 metro gylio ir žuvų yra visiškai visur. Pažiūrėkite į tai, koks gražus judesys. Paprastai tai yra vieni sunkiausiai pagaujamų gyvūnų. Bet tu turi pjauti ten apačioj. Aš buvau išprotėjęs, žmogau. Jie ten apačioje tiesiog visur. Taigi ką aš galiu padaryti, tai užmesti šitą į valtį. Tai bus maisto vėliau. Pažiūrėsim, kas dar ten apačioj. Einam. Šita vieta kaip prakeiktas akvariumas. Tai beprotybė. Gerai, vyrai, aš tiesiog džiaugiuosi savo žuvimi čia. Tai didžiausia jūrų karšė. Ir šitie vyrukai čia sako, kad tu sakei, kad tai lengviausia žuvis pagauti Maldyvose, ar ne?
Taip, taip. Jis sakė, kad tai lengviausia žuvis, kurią galima pagauti čia. Australijoje, vaikinai, paprastai reikia nerti 20-30 metrų gilyn, kad galėtum pagauti šią žuvis. Ir jos tiesioginė prasme tiesiog sėdi visur ten apačioje. Tai beprotiška. Aš tiesiog šoksiu į vandenį ir pažiūrėsiu, ar ten dar yra kažkas beprotiško. Nes jūs patys matėte, tai tiesiog beprotiška. Gerai, einam. Čia maždaug 1 metro gylio. Mėlynoji lagūna. Žmogau, pažiūrėkite, čia vaikinai. Mes tiesiog šokome į mėlynąją lagūną ir gavome maisto. Štai čia vaikinai vadinama raudonąją snaperiu. Pažiūrėkite, koks piktas atrodo šitas padaras. Australijai mes juos vadiname raudonuoju ešeriu ir jie nėra labai vertinami, nes turi tam tikro tipo nuodų. Bet čia Maldyvuose tai yra jų mėgstamiausia arba viena mėgstamiausių žuvų. Taigi mes turime tą blogiuką čia. Šitas dalykas iš tikrųjų kietas, žmogau. Ir dar mes turime šitą žuvį. Tai, ką mes vadiname didžiakę jūrinę karšvę arba musę. Matote, kodėl jie turi tokias didelės akis čia? Ir tai tikriausiai viena sunkiausiai medžiojamų žuvų Australijoje. Bet pasirodo, čia jie yra lengviausiai sumedžiojami. Tai mes labai džiaugiamės. Susirinksime visą įrangą, plauksime link horizonto ir pažiūrėsime, gal pavyks pagauti didesnę žuvį, kažką šiek tiek didesnio. Einam, žmogau, ši vieta tiesiog rojus. Gerai, poilsio diena, dabar plaukiame link horizonto. Pažiūrėsime, ar pavyks pagauti didesnę žuvį. Manau, dabar bandysime sugauti šunsdantį tuną. Laikau kumščius, kad nenuskęsčiau. Einam. Keletas vaikinų laive pasakė keletą dalykų. Pirmas dalykas. Čia matyti yra didelių ryklių. Ir dar pažiūrėkite tai. Tai yra tiesiog tai, ką mes naudojame, kad sustabdytume šią žuvis, šiuos didelius plūdurus. Manau, kiekvienas naudosime po 3 tokius. Matyt, čia jos užauga iki 70-80 kg. Nėra šansų, kad aš jas sustabdysiu. Šitie plūdurai yra. Tuoj šoksiu į vandenį ir pažiūrėsiu į jos sūnų. Bu, kas čia yra? Kas tai yra, brangioji? Šitas naujas. Jis pamiršo savo šortus valtyje. Jis bando nušauti šuninių tuną su džinsais, bro. Jei jam tai pavyks, prisiekiu, tai bus pasaulio rekordas. Būtent ten, po tuo didžiuliu masalu, slepiasi visi žuvys. Gerai, ruoškimės. Einam. Pasiruošęs. Laikas eiti į kovą. Šuninis tunas. Ačiū, broli. Šitas matomumas, žmogau.
turime šunį. Woo! Štai tau, broli. Woo! Jo, bičiuliai. Taip, taip. Taip, broli, labai ačiū. Čia dar visai mažylis, bet jūs galite matyti, kad tai yra šuns danties tunas. Pažiūrėkite į tuos dantis čia. Wow! Tai yra pirmasis šuns danties tunas, kurį aš kada nors pagavau. Jis dar tik mažylis, žmogau, bet wow! Aš tiesiog džiaugiuosi. Taip. Mes pagavome šunadančius tunus, dėl to ir atvykome čia. Tai nuostabi žuvis, saulė jau leidžiasi už horizonto. Mes nuplauksime į salą, nukirsime keletą kepsnių nuo šito gražuolio ir iškepsime juos ant laužo. Mūsų energijos lygis tiesiog pasiekė aukščiausią tašką. Taip. Mes pagavome šunadantį tuną, bičiuli. Pažiūrėkite tą monstrą. Gerai, plaukiame į salą, iškepsime šitą tuną, bičiuli. Pažiūrėk į saulėlydį. Aš dabar taip išalkęs. Tiesioginė prasme nevalgiau jau daugiau nei 30 valandų, žmogau. Per paskutinės 2 dienas. Gerai, vyrai, ką tik išlipome į šią negyvenamą salą. Turime savo tuną čia rankoje. Ką mes darysime? Užkursime laužą ir pradėsime kepti šiuos kepsnius, kol dar nepraradome visos šviesos. Žmogau, aš dabar taip susijaudinęs. Einam. Wow, štai dėl ko mes gyvename, žmogau. Wow, ir tiesiog nėra nieko geriau, kai planas pavyksta. Pažiūrėkite tai. Dabar esame negyvenamoje saloje. Pažiūrėkime į mūsų žuvį. Jūs galite matyti, kad turime savo šunadantę. Turime raudonąjį ešerį, kurį šiandien pagavome, arba raudonąjį sneperį ir taip pat šią gražią musę žuvį. Gerai, veiksmo planas toks. Šviesos greitai mažėja. Taigi, eisime surinkti šiek tiek mažų šakelių, skaldos. Užkursime laužą. Tai bus epinis vakaras. Einam. Gerai, jūs galite matyti visus šiuos dalykus čia. Tai labai lengva ir sausa. Galime tai panaudoti. Gerai, tiesiog eisime šiuo paplūdimiu ir ieškosime medienos, su kuria galėtume gaminti maistą. Padarykime laužavietę. Įdėkime šiek tiek skaldos. Viskas paruošta. Pažiūrėkite į tą saulėlydžio vaizdą. Gerai, tai tobula. Surinkime daug šių malkų, mes jas mesime į mūsų laužavietę. Čia turime šiek tiek malkų, turime skaldos, mažų šakelių. Pažiūrėk, koks jis silpnas. Radau jį ant šio mažo paplūdimio. Eikš, drauguži, pažiūrėk, koks jis mielas. Ei, bičiuli, pažiūrėk į šį mažą atsiskyrėlį krabą, žmogau. Šis toks mielas. Gerai, nenori jo per daug trikdyti. Štai, drauguži. Balio, gerai, mes užkursime laužą. Mes beveik surinkome visą reikalingą malkų kiekį. Gerai, vyrai, surinkome daug skiedrų. Matote čia. Turime savo žuvį, turime milžinišką šuns danties tuną. Ir dar turime raudonąjį snaperį čia pat. Saulė leidžiasi už horizonto. Užkursime laužą dabar ir viską pradėsime kepti. Esu labai alkanas, taigi užkurkime pirmin. Užkūrėme, dabar reikia, kad viskas gražiai įsidegtų. Čia turime surinktų mažų šakelių. Dėkime jas ant laužo, žmogau. Oi. Turime savo žuvį čia pat. Vaikinai meta malkas į laužą. Turime tikrus legendas. Jūs šiandien man padėjote pagauti nuostabių žuvų. Ačiū, vaikilai. Turime šunadantį tuną. Saulė leidžiasi už horizonto. Pažiūrėkite į tai. Wow. Gerai, turbūt reikėtų tai šiek tiek pastumti atgal. Ta žuvis iškeps. Paimsime šitą. Turime žuvį čia. Paimk tą tuną. Reikia greitai nuplauti šitą daiktą. Gerai, vyrai, ugnis jau dega fone. Kaip matote, čia turime nuostabų šunadantį tuną. Yra tik vienas dalykas, kurį galime padaryti. Nupjauti keletą kepsnių nuo šito gražuolio. Turiu šį peilį čia. Noriu tiksliai rasti vietą, kurioje noriu pjauti. Ho, šita ugnis mane kepina, žmogau. Dabar aš pjausiu mėsą čia prie uodegos. Nupjausiu kelis kepsnius ir nuo šito šunsdančio pjaunu iki pat galo. Pasuk šiek tiek. Pažiūrėkite tą mėsą ten žuvyje, tai neįtikėtina. Gerai. Dabar nupjausime keletą kepsnių nuo šito galiūno. Tunų kepsniai paplūdimyje su bičiais. Nelabai gali būti geriau. Vyrai, tai tiesiog neįtikėtina. Pažiūrėkite į tą tuno mėsą dabar. Ugnis jau kūrenasi. Dėsime šiuos kepsnius kepti. Esu toks alkanas. Bus taip skanu. Pažiūrėkite į tai. Čia turime savo tuno kepsnius ir šiuos žalius pagaliukus. Ką mes darysime? Tiesiog užmausime juos štai taip. Ir matote, turime savo tumo kepsnius, dabar juos dėsime virš ugnies. Jie lėtai keps, štai taip. Tai tobula. Jūs žinote, kad šiandien tikrai pagavome daug žuvų. Čia turime tuną.
Taip pat turime kitą žuvį ir jas atiduosime vietiniam saloje, bet dabar galite matyti vaikinus, jie tiesiog kepa šiuos tuno kepsnius. Žmogau, aš taip džiaugiuosi dėl to. Šviežias šuns danties tunas. Jis plaukiojo vos prieš pusvalandį, taigi tai bus epinis dalykas. Pažiūrėkite, kaip jis lėtai kepa. Wow, žmogau, šiandien bus viena iš įspūdingiausių dienų. Matote, kaip mūsų tuno kepsniai kepa. Pažiūrėkite, kaip gerai tai atrodo. O dieve, žmogau. Tuno kepsniai. Taip išalkęs. O, štai ir vietiniai vaikinai čia. Manai, kad šuninis tunas tavo mėgstamiausias, broli? Taip. Taip, jam patinka. Mano mėgstamiausia žuvis. Tavo mėgstamiausia. Taip. Gerai, šuns danties tunas yra jo mėgstamiausia žuvis. Negaliu sulaukti, kada tai paragauti. Turėjome vieną iš pačių įspūdingiausių dienų. Mes tiesiog atsipalaiduojame čia, negyvenamoje saloje. Dėl to mes ir gyvename. Jėga, pažiūrėkite į tai, vaikinai. Aš tiesiog atpjaunu gabalėlį mėsos tiesiai nuo šios uodegos. Turiu tuno gabalą. Matote, čia yra bene geriausias pasaulyje sašimis. Paragaukime. Tai neįtikėtina, žmogau. Galiu tai valgyti visą dieną. Šiek tiek sojų padažo ir laimo ir tai būtų 20 iš 10. Tai taip skanu. Tuno kepsniai šioje negyvenamoje saloje, bičiuli. Dėl to mes ir gyvename. Bet manau, kad mūsų kepsniai čia jau beveik paruošti. Žuvis kepė turbūt apie 10 minučių. Ir mane jau degina ugnis. Mes nuimsime ją nuo ugnies. Padėsime ją tiesiai čia. Čia tiesiog svajonės išsipildymas, vyrai. Pažiūrėkite į tai. Paimsime didelį gabalą šios steiko mėsos. Pažiūrėkite į tai. O gerai, pabandykime. Šuns dantė tunas. Ši žuvis plaukiojo vos prieš 10 minučių. Tai turbūt viena geriausių žuvų, kokias esu valgęs. Oho, eime, vyrai. Gerai, vyrai, aš ragauju šį šuns dantį tuną. Tai tikriausiai vienas beprotiškiausių nuotykių, kuriuose esame buvę. Negaliu patikėti, kad pagavome šuns dantį tuną. Jei norite patirti kažką panašaus, paliksiu nuorodą vaizdo įrašo aprašyme. Galite prisijungti prie Spear Maldyvs vaikinų. Jie tikri legendos ir gaudo šuns dantį tuną taip pat kaip ir aš, Maldyvose. Labai jūs visus myliu ir pasimatysime kitame laukiniame nuotykyje. Nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti. Šihu!